tam, kad tie jauni žmonės nepatektų į tokias situacijas, į tokią, sakykime, iliuzijų pasaulį ir beprasmybę, kai jie ieško džiaugsmo ir laimės virtualiam pasaulyje. Tai dėl to, kad reikia išmokti gyvenime ieškoti tikrų kokybiškų dalykų visose srityse. Naujų veiklų, naujų žmonių, naujų, sakykime, pasaulio vietų, kelionių, teritorijų, naujų bendruomenių, naujų visuomenių, kurios tave palaiko ir tau kelia prasmę ir naudą duoda. Bet tai liečia apskritai tokį pamatinį dalyką gyvenimo, kad gamta ir gyvenimas yra sukurti tam, kad visom būtybėm duotų prasmę, džiaugsmą ir laimę. Tokia yra iš principo gyvenimo ir gamtos paskirtis. Tai jeigu žmogus tai supranta, tai jisai atkakliai ieško ir jisai visą laiką ras tai, ko jisai nori, kaip yra parašyta vienam išminties tekste, kad ir kiekvienas pilvas bus užpildytas maistu, ir kiekvienas troškimas ir noras bus įgyvendintas. Ir žmogus turi daryti pastangas, jis neturi sėdėti prie televizoriaus ir tikėtis, kad tas televizorius jo visas svajonės įgyvendins.